Visi labas rytas, su jumi vėl aš Arūnas Gudunskas, mes Šilainių turgui ir mano mielas draugas Česlavas, šiandien nekalbus, einam, pafilmuosim turgui nedaug žmonių, kažkas maišus neša, kažkas va rankos kišeniai. O, Lahorų, Pakistanų, Algutis jau čia. Atjauti vežęs. Ok, tu velnės, vos neusimušiau. Gražus paukščius. Gražus paukštis. Ir aišku, Dyrikas, mano draugas. Iškart žinau, ką šiandien pirksiu jau. Jeigu jisai jau čiupinėja, reiškiasi bus madoj. Na, gražus kokie paukštukai. Gražus paukštukai. Čia. Bladžiūnės rojus, sveiki. Prašom, Vladai, papasakokit apie paukščius. Geri balandininkai patys žino. O, pasakymas, teisingas. Po kiek paukšteliai? 10 eurų. Po 10 šitie ir tie. Viskas po 10 eurų. Skrenda, verčia. Prašom. 5 kart perverčia, 6 kart į stogą. Taip, nu irgi būna. Ir tai būna. Va, kokie paukštukai. Čia paukštukai. Labai blogai fokusuoja tik tokias klėtkas. Na, kiek paukščių. Šiandien mažiau žmonių, daugiau klėtkų. Mažiau žmonių, daugiau klėtkų. O, aukštaskrydžiai. Matilcinis auksinis. Pelediniai. Ir pelediniai, sakai, visokių, kokių tik nori. Sveiki. Belgai. Šeimininką mačiau, kažkur bėgioja. Kažko trūksta jam matyti. Kažko jam trūksta. Labai atsiprašau, ekspertai. O, Tau tinka, žinai. Tai yra čia 4. gražuoliai, daug taip biškį užmesiu. Tau iš tų. Bet lietkas gražu. O. Paukštyno. Čempėti. Gražus. Po kam jie? Po kiek jie? 15 geltonų, juodų 10. 15-10. Nu, gražus. Žmonės, va. Kalbasi. Kaip Kavarskas savo vietą, viskas, kaip sakyt, žemė sukasi, Kavarskas stovi vietoje. Bet sako, kai vienas klausė, sako, viską suprantu, bet kodėl, sako, kai bokalą alaus palieki, sako, pilną, užsisukė ir jo nėra.
Sako, tai žemė sukasi, sako, tai stalas vietoj stovi, sako, bokalo nėra. Reiškia, ne viskas vietoj. Čemporiai kokie biški blogai atmušas šviesą iš. Čemporiai. Labai blogai pasistatęs plėtkas. Iš ten šviesa, čia tamsa ir va. Va, kokie. Takla. Takla. Taklai priklauso dar po stulpą būtinai statyti. Kai sako, ar traukia tavo bakinsai stulpus, sakau, ne, pas mane, sakau, iš gatvelės visus stulpus ištraukęs elektros. Takla gražuoliai. Po kiek tu? Po 10 eurų takla. Jeigu ką, savininką žinau, kam reikia, prašom. Koordinatės duosim jį. Čia jaudės? Ai, čia iš veislynos. Nu, ta prasme, seniai. Jo, nu seniai tipo. Tai va, veislinės poros, visi perėję, prašom. Takla gražuoliai. Einam, ten pasižiūrėsim. Nu va, iš čia geriau atrodo. Šviesa. Ne, aš telefone irgi pasižiūrėjau, nu tai aišku. Žiedai, kam reikia žiedų. Čia eina į Ispaniją. Į Ispaniją važiuoja žiedai. Žinau. Čia į Ispaniją važiuoja. Žinau. Ant gerų paukščių dėsi. Taip. Žiedų irgi, jeigu kam reikia, tai turim kontaktus. Rimti vyrai, visi rimti vyrai čia. Čia net šiaip nepraeisi. Rimti vyrai, va čia va. Ne, vis dėlto vyrai rimtesni. O. Iškart nereikia sakyti, iš kur paukščiai ir iš kur vyrai. Matosi iš karto pagal paukščius. Šeriasi dar, ne? Gražuoliai, po kiek lietuviški? Po 10. Po 10 lietuviški. Lietuviški po 10. Tai va. Toks va turgelis. Gavau velnių, kad nefilmavau du turgus, tai dabar du turgus užtat. Už du turgus reikia atidirbti, sakė. Atvažiavai, tai sakė, filmuok, nesvarbu kiek žmonių, bet filmuok. Atsakau, dabar balandininkai geri. Ant lovos sau sėdi, žiūri šiltai, turgų nereikia čia kaip mum snarglį varvinti ir šalti. Tai va, berniukai. Toks va turgelis. Vladziūnė verslą sudarė, viskas gerai. Ką šančiai, kurią porą įmam? Šitą? Ką nori jisai užėm? Tai, žinai. Esmė, ar duos į save panašius tik tai, žinai. Girdi, palaukit gale turgaus, sustatykit mašiną Vytui.
Gražuoliai, gražuoliai. Gražuoliai, gražuoliai. Porą žodžių. Ateičiai. Nėra ką sakyti. Nėra ką sakyti. A, tai. Nėra ką sakyti, sakė. Nėra ką sakė sakyti. Jokių palinkėjimų, tai va. Tokie turgus, va vyrai, va jaunimas neša pylą, mes užeinam pas Arvydą. Arvydas labai gerai gyvena, pinigų Viskas. niekam neduoda. Niekam. Viskas spaudžia į koją. Nuolaidų nėra. Ką Gintas gal ką nors naujo? Nieko? Kovojam su vanagais, O, nu, naujo nieko. čia, Vargšių vanagai. čia supranti, Išlaikom gamtą. amžina kova, gėris su blogiu, tai Vėjas. čia nieko. Kova su malūnais, Jo. karočią. Nieko. Tai va, berniukai ir mergaitės, jeigu jums reikia ko pašarų, visko, mineralų, galite skambinti, aš duosiu Arvydo telefoną. Aš ir į tą kadrą vis papuolau. Tai gerai, taip kad skambykit, klauskit. Tai va toks turgus. Oras įsigėdrino, gražu, visiems sėkmės, visiems, kas žiūrėjo iki galo, ačiū. Nepamirškit dėti nykščius į viršų, į apačią. Svarbu, kad mumi matytų, kad mumi žiūrėtų. Tai va, visiems ačiū, viso.